Pasirodo, toks sunkmetis negali sutrukdyti geram vadybininkui, bent jau taip tikina Klaipėdos jūrininkų ligoninės vadovas, kitoms ligoninėms nesuduriant galo su galu sugebėjo sutaupyti 6 milijonus litų. Tiesa, nuo kurių pacientų buvo taupoma ir kokio gydymo jie negavo, vadovas nekonkretizuoja. Pasirodo, ligoninės vadovas apsukrus dvigubai, jis ne tik pinigus taupė, bet ir į banką palūkanoms dėjo. Tiesa, ne visiškai sėkmingai, snoriai įsigijo indėlių sertifikatus ir visų mūsų pinigus padovanojo bankui. Kas kaltas, kad Klaipėdos jūrininkų ligoninė gydymui skirtus milijonus atidavė snoro turčiams, aiškinamės savaitės komentarų reportaže. Uostamiesčio jūrininkų ligoninės vadovas išdidus. Net ir sunkmečiu jam pavyko sutaupyti 6 milijonus. Kol aplinkiniai iš nuostabos negali atsigauti, ligoninės vadovas Jonas Sąlyga aiškina sėkmę. Efektyvaus ligoninės valdymo, efektyvaus planavimo, efektyvaus taupimo, neišlaidavimo dėka per keletą metų mums tikrai pavyko sutaupyti, kadangi buvo planuojama atnaujinti medicinos įrangą, žodžiu, modernizuoti patalpas konkrečiai mūsų pacientam, kurie atvyksta į Klaipėdos jūrininkų ligoninę. Tačiau kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministrų buvęs Algis Čaplikas sako, kad valstybės finansuojamos ligoninės nieko negali sutaupyti, kadangi ligonio krepšelyje pelno dalies nėra. Įsivaizduoju, kaip tai galima padaryti, arba finansavime yra labai kažkas neteisingo, arba tiesiog nefinansuojamos paslaugos, nes kiekvienas sutaupytas sveikatos apsaugoje litas yra kaip prarastas žmogus sveikatą. Kad pinigai neštų pinigus, ponas Sąlyga už juos nusipirko snoro indėlių sertifikatų. Esą buvo siūlomos geros palūkanos. Taip nuo mūsų gydymo sutaupyti pinigai nusėdo bankininkų kišenėse. Galima ligoninės vadovų pasipelnymą ėmėsi tirti specialiosios tarnybos. Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyboje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybą ir dėl galimo svetimos vertės, didelės vertės svetimo turto iššvaistymo. Aiškėja, kad iki šiol sveikatos apsaugos ministerija netgi neturi nustačiusi jokios tvarkos prižiūrėti, kur ir kaip gydymo įstaigos leidžia pinigus. Iškilus į viešumą šiems faktams, sveikatos apsaugos ministerija pradėjo vidinį auditą. Tačiau nei situacijos, iš ko ligoninės vadovas galėjo sutaupyti milijonus, nei tyrimo eigos ministerija komentuoti nepanoro. Klausimų komentarus teikia viceministrė Janina Kunkienė. O tai tarkim, kokia jūsų pozicija? Per ryšių su visuomenės skyriu susisiekite su viceministrė ir jūs gausite reikalingus komentarus. Bet tai ministrė kaip nutiko, kad galėjo tokie... Geriausia. Su viceministrė Kumpienė susisiekti nepavyko. Ministro atstovas spaudai buvo tiesus. Pareiškęs, nejaugi mes viską turim žinoti, paragino sakyti, kad tiesiog ministerija nekomentuoja. Tačiau šaltinių teigimų 6 milijonai tik lašas jūroje. Esą dokumentai rodo, kad pernai jūrininkų ligoninė bankuose sutaupiusi laikė 23 milijonus. Pagal turimus duomenis Klaipėdos jūrininkų ligoninė 10 metų gale bankuose laikė beveik 20 milijonų, o 11 metų rudenį laikė 23 milijonus litrų. Iš viso pinigai buvo laikomi net 9 skirtingose bankuose. 23 milijonai tai buvo vienmomentinės lėšos paimtos 2011 metais, neatsižvelgiant į tai, kad metų gale turėjome pilnai atsiskaityti ir už įsigytą medicinos įrangą, ir už medikamentus, ir už atliktus remontus. Tai galiu pasakyti, kad sausio 1 dienai šių metų mūsų sąskaitoje buvo 8 milijonai litų likę. Dėl betvarkės ligoninėje parlamentinė komisija žada pradėti tyrimą ir pačioje ministerijoje. Čia jau ne pirmas atvejis, kai sveikatos apsaugos ministerija tiesiog atrodo nekompetentingai, ar kitaip pasakius aplaidžiai, ir kyla abejonių dėl tam tikrų gal ir korupcinių dalykų. Tai kitame posėdyje greičiausiai pati inicijuosiu, kad būtų atliktas antikorupcinis vertinimas sveikatos apsaugos ministerijoje. Nuskambėjus jūrininkų ligoninės taupimo istorijai, specialiosios tarnybos ėmėsi tikrinti ir kitas gydymo įstaigas. Kokias nekonkretizuoja, tačiau mėgėjų taupyti visų mūsų sveikatų sąskaitą esą yra tikrai ne vienas. Dabar savaitės komentaruose laikas reklamai. Programą remia Neptūnas. Griniausia dalis tavęs. Grandiozinėme muzikinėme projekte šį vakar karaliaus Jos didenybė opera bei garsiausi pasaulio filmai ir miuziklai. Pradėjo dainuoti
man ką reikia. Dėkui šio vakaro. Kovo ties tik 4 chorai. Arba tu garsą, arba garsas tave. Dar vienas. Choristams nerima keliantis. Improvizacijų egzaminas. Ir galingas. Pačios geriausios muzikos viesulas. Chorų karuose šiandien. 19:30 tiesiogiai per TV3. Programą remia Aroma Gold. Kava verta aukso. Rėmėjas Daleronkol 3. Žaibiškai veikiantis gripo ir peršalimo simptomus. Krečia šaltis, bėga nosis, kosulys. Jums padės Daleronkol 3. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Daugiau naujienų alfa.lt. Ir radio stotis Lietus.